švelniau sankaba ir mokinys vis tiek užgesta, nes jie patys nežino, ką ten reikia daryti. Taigi pajudėjimas iš vietos, kaip reikia pajudėti iš vietos, tragišką dalyką daro, sako, mini gazą, atleidi sankabą, žinai, rankinį staigiai ir ta mašina, žinai, ratai sukasi, cypė, visą lekia ten, kad neužgės. Tai pas mane yra buvus viena mokinukė, kai aš pats praktiką mokinau, kuri visą atėjo tikrai nemokėdama ir nei kart nebuvo užgesus. Reiškia, kai pradėjau mokinti, tai pravažiavo visus pravažiavimus, nuėjo regitrą ir niekad nebuvo užgesus. Tai dabar paaiškinsiu, kaip reikia pajudėti iš vietos, galbūt ir instruktoriai, jeigu klausosi, ir jiems galbūt bus naudinga, nes kiti irgi nesupranta. Sako, atleisk švelniau sankabą ir mokinys vis tiek užgesta, nes jie patys nežino, ką ten reikia daryti. Sveiki lietuviai ir lietuvaitės. Graži ta Lietuva mūsų, visai ir fainai, kad čia gyvenama, ne? Išminat sankabą, įjungėt pirmą pavarą. Ir dabar klausimas, ar kad pajudėtumėt iš vietos reikia gazo ar nereikia? Mes į Kalniuką užvažiuodavom su Golfu 1.4 benzinu, kuriame įdėtos dujos, ant dujų važiuodami, į kalnelį užvažiuojam visiškai nenaudodami gazą. Tai čia dabar instruktoriam akis išsprogo tie, kurie nežino tokio dalyko, mokinukai, kurie to negirdėjo irgi, reiškia, tai dabar paaiškinsiu, kaip tai padaryti. Ar įkalniai irgi lygiai tos pačius veiksmus galite atlikti, ar tiesiog pajudėdami iš vietos, tai ypatingai ar aikštelė ar kažkur. Tai paaiškinsiu, kada reikia duoti gazą, bet kad pajudėti iš vietos, gazas yra nereikalingas. Tai kai sankaba pradedat atleidinėti, ta sankaba, kai išminat iki dugno, jinai yra va čia pačioj ir kažkokia yra maksimali. Kai jau ją atleidžia, tai jinai maksimaliai atsileidžia ir jau daugiau jinai ten tiesiog toje vietoje ir pasilieka. Tai va, tai lieka tokia, vadinkim, ją sankabos amplitudė. Ne? Kiekvienam automobilį jinai gali šiek tiek skirtis. Vienur jinai tokia, gal yra kitur tokia, kitur tiek vietos yra. Tai tiesiog irgi atsėdusi į automobilį, pažiūrėti, taip išminti iki galo, atleisti iki galo, išminti, atleisti, pažiūrėti, kaip jisai stipriai veikia, kiek aukštai atsileidžia. Amplitudė pati, reiškia, sankabos paminos. Na ir svarbiausias dabar dalykas yra koks, kad kai įjungėt pirmą pavarą, išminėt sankabą ir sankabą po truputėlį pradedat atleidinėti. Sankabos aktyvumas kiekvienam automobiliai skiriasi. Vienur sankabos aktyvumas yra, pavyzdžiui, pačioj, kitur aktyvumas yra per vidurį, kitam pačiam viršui. Ir aktyvumas gali būti skirtingas. Aktyviai gali būti, jeigu labai išdilus sankaba, gali būti visoje net amplitudėje aktyvi. Jeigu nauja mašina, amplitudė gali būti tokia mažytė. Tai reiškia, tokie automobiliai yra sunkiau pajudėti. Tai kuo labiau nudrožta sankabas, tuo lengviau pajudėti iš vietos. O kuo jinai naujesnė, tuo yra sunkiau pajudėti iš vietos. Įsivaizduokim, kad vidutiniškai yra nudėvėta, tai va tiek, ne, tai trečdalis per vidurį. Tai kai jūs pradedat atleidinėti sankabą, kas atsitinka? Nieko. Jūs atleidinėjat iki to aktyvumo ir kai jau sankabą atleidžiat iki aktyvumo, tada automobilis jau pradeda redėti, pradeda apsukos biški krist, variklis gal garsas girdisi, kad sunkiau dirba ir pradeda automobilis pats redėti į priekį ir visiškai gazo nereikia. Problema yra kokia? Problema yra tokia, kad kai atleidinėjat, nieko neatsitinka, jūs galvojat, kad galit greičiau atleidinėti. Ir jūs tada pradedat atleidinėti, dainat iki to aktyvumo ir tame aktyvume jūs gan greitai atleidinėjat sankabą ir jinai gali tada bumti ir užgesti. Tai vat greitai galima atleisti, kol jinai nėra aktyvi, o kai dainat iki aktyvumo, reikėtų sustoti. Toks patarimas yra, kada tik atleidinėjat sankabą, kai pajutot, kad krenta apsukos ir automobilis pabiškiai urieda į priekį, tai tada toje vietoje tiesiog sustinkt, padaryti pauzę ir per naujo pakartoti tą atleidinėjimą. Tai va tada niekad neužgesit. Tai kaip tai atrodo? Atleidinėjat sankabą, automobilis pradeda reaguoti, biškiai sustingstat ir vėl gražiai atleidžiat. Nes pats svarbiausias dalykas yra gražiai atleisti ne ten apačioj, o gražiai atleisti per aktyvumą. Ir būna taip, kad jeigu aukštai aktyvumas, pavyzdžiui, yra, tai atleidinėja, žalias užsidegė, o mokinukas atleidinėja, jau ten pipina kažkas už nugaros, nes jis bijo užgesti, jisai taip atsargiai atleidinėja, jis tada galvoja, greičiau atleidinėsiu ir tada taip greitai per tą aktyvumą ir brum, mašina užgesta. Tai patarimas toks, kai pradedat, kad koja pajustų, kur yra aktyvumas. Tai va taip netgi išminat sankabą, atleidinėt, kol pajaučiat, kad jinai jau pradeda redėti, to vietoj sustingstat ir vėl išminat. Atleidžiat iki aktyvumo ir vėl išminat. Atleidžiat, kad ta vieta, kur jinai aktyvi nėra, kad jūs tą vietą galėtumėt, nes patyrę vairuotojai tą dalyką daro, bet jie patys to net nesuvokia. Nes jie taip greit atleidžia iki aktyvumo, tada to vietoje per aktyvumą taip atsargiai atleidžia. Nes to vietoje diskai sulimpa ir pradeda sulipinėti ir todėl, kad greitai galima, kol neaktyviai yra atleidinėti, bet ten, kur aktyviai, ten greitai negalima atleisti. Per aktyvumą reikia lėtai atleidinėti. Ir sako instruktorius, važiuojam, o tas mokinukas, kaip važiuojam, o instruktorius pats jau greit atleidžia iki tos vietos ir paskiau gražiai toje vietoje atleidinėja sankabą.
Į kalniuką kaip neužgesti. Tai dabar paaiškinsiu kaip į kalniuką. Viskas tas pats. Atvažiavote, jungėt pirmą pavarą, galit su rankiniu daryti, galit su stabdžiu, abu du variantai yra leidžiami ir galimi regitroje, kaip instruktorius jūs moko, nu taip ir darykit. Tai tik tai tiek, kad aš pavyzdžiui mokinu su stabdžiu, ne? Tai dabar paaiškinsiu, kaip tą daryti dalyką su stabdžiu. Išminat sankabą, nuspaudžiat stabdį, stovit ant kalniuko, įjungiat pirmą pavarą. Stabdis nuspaustas, sankaba išminta. Pirma pavara įjungta. Ir pabiškai atleidinėjat sankabą. Atleidinėjat iki aktyvumo. Kai jinai eina į aktyvumą, pradeda biškai variklis sunkiau dirbti, apsukos vos pakrenta. Ir dar toks dalykas, stebėkit patį automobilį ir automobilio priekį. Automobilio priekis taip vos biškai pasikelia, taip minimaliai. Jeigu automobilio priekis jau biškai pasikėlė, variklis sunkiau pradėjo dirbti, vadinasi, automobilis jau nugalėjo tą jėgą ir jisai užvažiuos ant kalniuko. Tai dabar ką reikia padaryti? Stabdis nuspaustas, sankaba trupučiuką į aktyvumą įėjus, taip ir laikot sustingę. Jeigu bent biškį dar atleisit, iš karto užges. Sankaba, jeigu atleisit, bent biškį viskas. Jeigu jau priekis trupučiuką pasikėlė, apsukos nukrito, variklis sunkiau dirba ir jeigu bent dar biškį atleisit, iš karto užges. Čia aš be gazo aiškinu. Kaip be gazo užvažiuot su bet kuriuo automobiliu, netgi su dujom, kuris važiuoja 1.4 variklis. Ir tada pabiškį atleidinėjat stabdį, ne iškart. Pabiškį atleidinėjat stabdį, automobilis pabiškį pradės riedėti ir kai atleisit stabdį, jisai taip riedės ir užvažiuos. Visiškai garantuotai 100% neužgesdamas. Bet pati didžiausia problema kokia yra? Prie šviesoforo, ką mes esame įpratę daryti? Prie šviesoforo, kai mes pradedam važiuoti, automobilis pradeda ledėti, mes sankabą atleidžiam. Tai mūsų toks yra susiformavęs įgūdis, kad kai mašina pradeda ledėti, sankabą atleidinėti. Jūs net nejausdami tą dalyką darot ant kalniuko, kad atleidot sankabą iki aktyvumo, automobilis pradeda riedėti ir kai jums ant kalniuko pradeda riedėti mašina, jūs biškelį ją atleidžiat. Ir dar vienas dalykas, kad atleidžiat, kai yra stabdis nuspaustas, sankabą išminta, biškį atleidot sankabą ir sankabą atleidot į aktyvumą įėjo, pradėjo mašina, matos priekis pasikėlė, nori važiuoti ir kai stabdėt, leidinėjat ir tą koją keliat. Toks instinktyvus netgi judesys yra. Neina tą kairę koją, kuri yra ant sankabos, tiksliai to vietoje ir palaikyti. Nes kai atleidinėjai stabdį ir ta biškį pasikėlė ir tada iš karto užgesi. Nes jinai jau yra tiksliai toj vietoje, kur jinai turi būti, nes jeigu dar biškį atleisit, užgesit. O jeigu biškį paspausit, tai jinai pradės riedėti atgal. Jeigu taip atsitiko, kad pradeda riedėti atgal, iš karto sankabas stabdis, nes jeigu daugiau kaip pusę metro atgal nenuriedėjo, nieko tokio, nebus jokios baisios klaidos, maksimum nekritinė klaida. O jeigu daugiau kaip metras, man atrodo, tai yra kritinė klaida egzaminas. Aš sakau, kad pusę metro. Jeigu daugiau kaip pusę metro, kritinė klaida, kad mokinukas tikrai taip. Biškį vos parėdėjai, nieko tokio, jeigu greit paspaudėjai stabdį ir vėl viską per naujo padarei. Tai va. Tai dabar dar kartą trumpai išmyniau sankabą, į kalniuką, atleidinėjau, įėjo aktyvumą, stabdis aišku laikom irgi ir priekis biškį pasikėlė, apsukos trupučiuką nukrito ir jau matom, kad mašina nuridėti, sankabos negali pajudinti nei trupučiuką. Stabdį gražiai atleidinė, tai pabiškį rieda, užridės ant kalniuko, jinai viską perėdės ir ją pačią pradės ridėti. Garantuotai. Dabar, kada gazą reikia spausti? Gazą jūs galite spausti, viską tą patį darydami, tik papildomai gazą spausti. Nieko nekeisti. Visos veiksmuose viskas lygiai tas pats, tik tiek, kad jūs kiek turit natūraliai apsisukimų? Jūs turit apsisukimų 1000, ne? Pas jūs yra, pavyzdžiui, 1000. Tai reiškia, jūs naudojate 1000 apsisukimų tam, kad pradėt važiuoti ir jūsų greitis bus pagal greičių dėžę pirmą pavarą, pagal 1000 apsisukimų, ten kažkoks, sakykime, ne, ten keli kilometrai per valandą. Bet jeigu tu padarei 2000 apsisukimų, tai kas bus? Tai automobilis automatiškai dvigubai greičiau važiuos, ne? Ir ant kalniuko duos biškį jėgos, kad neužges. Tai tą gaziuką galima bandyti duoti šiek tiek ant kalnelio, bet realiai jis ir nereikalingas. Tai mes gazą duodam tik tai tam, kad greičiau pajudėti. Ir truputį užtikrintumo, kad netyčia neužgestumėm, ne? Koks akmenukas, kažkas, tai, kad ar koją biškį sankabą atleisim čiut, kad neužgestumėm. Tai tiesiog gaziuką biškį priduoti, aišku, galim, bet irgi yra ta problema, kad pas mus atsiranda tas toks judesys, kad sankabą atleidinėjau, gazą spaudžiu, o ant kalniuko viskas čia yra užprogramuotas užgesimas, nes kai atleidinėjai, jeigu į kalniuką mašina važiuoja, daugiau negali atleisti. Jeigu dar biškį atleisi, nesvarbu, nors ir gazą duodi, vis tiek užgesi. Tai va, tai tas va judesys toks, tai jisai pajudėti prie šviesoforo, kaip ir viskas ok, tik aišku čia taip stapteli prie kur aktyviai yra ir ten atsargiai atleidiniai ir biškį gazą priduodi ir jinai tada panaudoja apsukas ir garantuotai neužgesta ir greičiau važiuoja.
Galėčiau dar kažkaip bandyti dar kartą tą aiškinti ir dar gal kažkokį užkabinti dalyką, bet galite atsisukti ir peržiūrėti šitą vietą per naujo. Ir čia yra pajudėjimas iš vietos, kurį net ir instruktoriai netaiko, nes instruktoriai kiti taip tokį tragišką dalyką daro. Sako, mini gazą, atleidi sankabą, žinai, rankinį staigiai ir ta mašina, žinai, ratai sukasi, cypia, visą lekia ten. Tai kartais tragiškai mokina ir visiškai patys neįsivaizduoja, patys net nemoka normaliai užvažiuoti tą kalniuką. Ir kartais būna taip, kai jie moka patys padaryti, bet nemoka paaiškinti. Tai va toj vietoj, va tada, jeigu jau matot su tokiu instruktorium, kad taip yra, tai tada jau pakeiskite instruktorių. Tiesiog, sakykit, sorry, mums neišeina, aš nesuprantu ir netobulėjau ir vairavimo mokyklose yra tų instruktorių, kaip pas mus, pavyzdžiui, ten jų 15, tai tikrai galima keisti ir ten, jeigu nesupratai, paim taip, kad ir turite jaustis komfortiškai pravažiavimuose, turite jaustis gerai, turi būti malonu eiti pravažiavimus, neturi būti kančia. Aišku, baimė yra, biški baimė, jauduliukas, tai toks dalykas yra, bet tai va, tai tiek apie pajudėjimą iš vietos. Tai galbūt čia ir paliksiu aš kaip atskirą video tam vienam klausimui, o ket testam tuoj pat padarysiu dar vieną tada video. Tai jeigu buvo naudingas, laikas, share'as, subscribe'as ir geras komentaras kur nors grupėse ir rašykit klausimus man kestutis@vairavimoegzaminai.lt, kad aš galėčiau jums toliau papasakoti ir padėti regitrui išlaikyti egzaminus.